Valstijose, Didžiojoje Britanijoje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Airijoje, lyderiaujančiose žirgų lenktynėse šalyse yra vykdomi tik 3 metų žirgų ir kumelių bėgimai, o čia duotas startas į pirmąją poziciją. Dabar jau panašu šauna Naramuska iš Lenkijos, žinoma, tolesnėje distancijos dalyje gali pritrūkti jėgų. Pirmoji pozicija kol kas Katraujal. Trečiojoje vietoje Rimiliano su Tomašu Pastuška. Naramuska, Katraujal ir Rimiliano. Pagaliau turime ir 2 lietuvius žokėjus tarp lyderių, tai yra Edvinas Kubilius ant Katraujal ir Elėja Lukytė ant Naramuskos. Nemažas pirmųjų 3 žirgų atotrūkis. 3-4 pozicijos Džuna ir Lauders. Paskutinėje vietoje Bonita Morena, viena iš šio bėgimo favoričių. Koeficientas buvo 2, tačiau dabar jau trūksta nemažai Bonitai Morenai iki sėkmingo šio starto užbaigimo. 2, 4 ir 1 vietos šiandien gali būti netgi prasčiausias pasiekimas, jeigu Bonita Morena nepademonstruos sprinto. 1 vietoje Katraujal, 2 vieta Rimiliano. Į 3 poziciją krenta Naramuska, buvusi 2 vietoje kurį laiką. Naramuska dabar jau krenta ir į 4 poziciją. Į 3, į prizininkų trejetą veržiasi Lauders. Labai daug intrigos prieš pat finišą. 1 vieta Katraujal, 2 Rimiliano, 3 Lauders, 4 pozicijoje priversta likti Naramuska. 5 vieta Džuna ir paskutinė vieta atitenka Bonitai Morenai. Sunku pasakyti, kas atsitiko šiai 8 metų amžiaus kumeliai. Galbūt ir pavargo, galbūt ir amžius padarė savo, tačiau tai yra blogiausias pasiekimas Bonitai Morenai per visą šį sezoną. Na, o Katraujal pademonstruoja kartu su Edvinu Kubiliumi fantastišką rezultatą. 1 pozicija 2015 metais, net 3 pirmosios vietos, dabar 1 startas 2016 ir vienintelė bei 1 nugalėtojo pozicija.